Sveiki, buvę mokiniai, mokinės ir šiaip, kuriems įdomu, pasimankštinti, nes specialių kažkokių veiksmų pavojingų arba pratimų, kas būtų sunku labai padaryti, reikėtų daug kas mane lankęs būtų išeitų padaryti, tokių nerodom, ne čia. Na, kojom, rankom, vairiausių yra pratimų, sugalvotų, perdarytų. Prašymas skaičių, atsistojus, tai atsigulus, rankom ir kojom. Darimas lėtai, po to greičiau galima gerai išeis. Darimas vien ranka, vien koja, po to, aišku, vesti kūnelį, reikia kūną su kvėpavimu. Kvėpimo metu diafragminis kvėpavimas, gilusis, pasistengti, aišku, nesulaikius kvapą daryti. Vienetas, specialus laikymas gali būti, kiekviena dėl mūsų tokio, bet kiekvieną pirštą užlenkus įtempti, galima paprastai įspaudus, ne kumščiuose suvyniojus, ne pirštus į kumščius suvyniojus. Taip ar taip laikysis. Svarbu, kad kažką darysit, judesys tai yra judėjimas gyvybė. Vienetas. Iš tos pusės 2. Greit nedaryt, sakiau, kad nebent gerai išeina. 3. Na ir aišku, tas pasisukus. Nebūtinai iš eilės, nebūtinai nuo nulio galima, nuo maišyti skaičius galima. 8, kurie geriau, aišku, išeina pradžiai įsivaizduoti prieš save, tai būtų tokia lenta siena, kurios būtų galima piršyti, laikytume didelį kastuką, piršytume didelį, kiek įmanoma didesnį, ar 3, ar 8, ar 9, nesitraukdami, ar kita ranka neskubėti. Rankomis vadinamas buvo blokas kryžius arba X blokas. Na, prisimena tie, kurie lankė kažkiek, prisimena ko gero. Taip imtume 3 pirštais žiupsnelį druskos ar kažko tai. Nykštys, rodomasis vidurinis, kartu prie jo likę 2 pirštai iš 5, tai yra bevardis ir mažiukas. Ir vadinama yra nuleidus alkūnę, vadinama yra kaip gyvatė, tokia trikampė galva, gyvatė, žemyn riešą, ties viduriu savo kūno, galvos, sakysim, ties viduriu savęs ir pečių aukštį, viduriu veido, tai į apačią būtų gyvatė, į apačią, į šoną irgi gyvatė. Nuvedimas. Galimas, aišku, ir toksai nuvedimas. Čia ir čia. Blokas, kada viena ranka, galima viena dengiasi, alkūnės dengiasi, kojos irgi pasiruošia, keliai, o mes viena ranka galim nuo įtempus, aišku, neišglebus, vairiausių tam kažkokių etapų ar panašiai. Kol kas tai yra kaip pratimas, tai čia yra gyvatė vadinama, kaip gyvatė, į šoną, užlenkti pirštų galiukai, rankos ir kaip tigras, tigro letinas, į apačią tigras, į viršų sudaro gyvatės galva, gyvatė,
apačia, tigras. Gyvatė, tigras. Gyvatė, tigras. Aišku, skubėti. Pirštai kartu žemyn parieš gyvatė visus, į apačią tigras. Pakyla iki krūtinės kaklo ir nueina dešinę ranką į dešinę pusę gyvatė, priešingą pusę persilenkia, pirštai užsilenkia ir tigras. Ir galima taip be galo. Gražu. Į rytų šalis. Viena kita ranka. Neskubėkit. Po vieną dalelytę arba fragmentą išdirbti reikia. Gyvatė, tigras. Gyvatė viršų, tigras. Į šoną. Gyvatė, priešingą šoną tigras. Viršus. Gyvatė, pačia tigras. Viršus. Gyvatė, pačia tigras. Iki kaklo matau gyvatė, nueina į šoną, priešingą šoną tigras. Visas kūnas ilgauja. Malonu, kas su manim padraugauja, karts nuo karto, bent vieną kart metas, ir tai gerai, kurie gali dažniau. Sėkmės jums gyvenime, sporte, judėkit, nusiminkit. Jeigu kas kur kada nepasiseks, viskas bus gerai. Visai gyvenimas toks irgi vingiuotas. Tai gerai būna, pas vis ne visai, bet viskas bus tvarko. Reikia tikėti, daryti, tada aišku seksis. Taigi, buvusiems mokiniams ir visiems kitiems iki pasimatymų. Su jumis Vilius Kalvaitis, kovos meno, tai yra jogos ir kovinės, imtynių technikos įvairiausios, kvėpavimo mokytojas, treneris, buvęs dabar pensijoj, ar truputėlį aišku krutam, mokinam, patariam. Ir nėra labai svarbi žemė, tai mėginsim, aišku,